Kažką girdėjau, einu pažiūrėsiu, kas ten. Neik, tikriausiai čia, ji labai nedrasi, o pamačiusi nepažįstamus labai susinervina, geriau neik. Gal ką nors sudaužė, pasakysiu, kad... Jei ką nors sudaužė, geriau neik, nes tikrai nenoriu žinoti, ką jį ten sudaužė. Dabar tikriausiai noriu tave išklausyti, mažutė. Gerai, tu papasakosiu. Ne. Kodėl? Geriau einam į barą. Einam. Sonia, tai asmeninis reikalas. Būtent, asmeninis reikalas. Čia negali išgirst. Geriau einam. Hilda irgi namie. Palaukit, dėl Dievo meilės. Kas jūs daros? Nieko. Palaukit. Man reikia pasikalbėti su Sonija ir Mija. Jos ką tik išėjo. Nesvarbu, balkone sudaužiau vazoną. Sutvarkykit. O ne, tikitės, kada aš tokio garbaus amžiaus moteris tvarkysiu? Aš negaliu, Hilda, dėl Dievo meilės. Padėkit man. Nepavysiu, Hilda, Dieve mano Hilda. Neleisiu ne vienam elito gimnazijos mokiniui įsiveržti ir sukelt triukšmą, supratot? Tik taip galim tikėtis būti išgirsti. Mus išmetė iš rungtynių nieko nepaaiškinę. Mes jums padėjom, jūs nemokat žaisti. Norim išgirsti paaiškinimą. Nusiraminkit. Norim toliau žaisti? Labai gaila, bet sprendimas jau priimtas. Ponas Dunovas paprašė toliau varžybose nedalyvauti. Atšventė. Ar matėte įrašą, kaip jie nesažiningai žaidžia? Atsiprašau, kokį įrašą? Kokį dar įrašą? Viskas baigta. Jūs pašalinti. Bėkite verkšlenti į bažnyčią, kitais metais galėsite vėl dalyvauti. Jūs nesažiningai žaidėte, ne mes. Jei yra naujų įrodymų, reiktų juos pažiūrėti. Tikrai? Puiku. Aš jūs palydėsiu ir viską paaiškinsiu, gerai? Aš irgi eisiu. Įrašas pas mane, eisiu su jumis. Jei negalėjom pasimylėti, kai buvom pasirengę, vadinasi, nesam vienas kitam sutverti. Bijau, kad tai blogas ženklas. Tikrai ne. Tikriausiai per daug vienas iš kito tikėjotės. Per daug nerimavot. Sonia, ruošiamės pirmą kartą pasimylėti. Ir mums nepavyko. Aš niekam tikus. Turėjo viskas gerai pavykti, bet nepavyko. Matai kaip kalbi. Neturėtume taip galvoti apie seksą. Nemanykit, kad tai tikslas, kurio reikia pasieks kaip įvartis, kurį reikia įmušti. Leiskit savo meilį skleistis. Taip turėtų būti? Taip. Meilė yra tokia. Jei tave prasiskverbia, jei tave užvaldo. Jos neišmąstysi, jos neišmedituosi. Sakai, kad viskas ateis savaime? Būtent. Noriu, kad mestum iš galvelės visas mintis apie baimę. Tikrai meiliai, baimės jausmas yra svetimas, mieloji. Visiškai svetimas. Ačiū, Sonia. Štai kur mano mažutė. Kuločiai. Sveika, mieloji. Argi nesuprantat, kad elgitės kaip klaunas? Kodėl? Gerai jauties? Kuo puikiausiai, džiaugiuosi tave matydamas, mieloji. Gal paaiškinsi, ką čia veiki? Ką čia veikiu? Atėjau pas Soniją, kad Dunovui parašus nuneštų. Sakyk, kad Sonia nepasirašė? Ne, pasirašė. Norėjau, kad jam nuneštų, todėl ir atnešiau. Parodyk. Kas pasirašė, parodyk. Ne, tai bent. Čia neturiu, mašinai palikau, tai bent. Puiku. Eik atnešt, tėvelį. Vaikai nuvažiavo į stadioną, tikisi, kad juos priims į varžybas. Vaikai, tikiuosi, tie vaikinai, ar ne? Ne, Marisa visiems vadovauja. O ne, kodėl Marisa įsivėlė? Ir dar viena. Nesirūpink, Andradė jai padeda. Atsiprašau, nutrauksiu jūsų pokalbį. Apie ką kalbėjot? Papasakokit. Ne, mano Marisa tai bėda įsivėlė, einam. Viso. Kaip jiems sekas? Man visai nerūpi. Kas čia daro, Sfera? Leo neatsako, nesuprantu. Vadinas, Leo tau tikrai rūpi? Ne, noriu parodyti Mijai ir Feliai, kad iš manęs nieks nenuvilios vaikino. Kaip laikosi mano baro vadybininkė? Gerai? Gerai, puikiai. Kur Tomis? Tomis... Keista, nematau ne vieno ketvirtoko. Kur jie? Kas atsitiko? Nežinau, tualete. Aš paaiškinsiu, nuvažiavo į stadioną reikalaut, kad jiems leistų toliau rungtyniauti.
Ką? Taip. Tu žinojai? Kai grįš, visus nubausiu. Nebaus, tėveliai nuvažiavo paprašyti, kad paaiškintų. Su jais labai neteisingai pasielgė. Negink jų. Jie gaus didžiausią bausmę. Net į tarp jų bus tavo pernužėlis. Ne, tėveliai, ne. O jei dar sužinosiu, kad jis visus sukurstė, Tomas nieko dėtas. kuo jas pokso, reikia imtuoti kaulus. Einam, apskaldysim. Nusiramink. Jei mums vėl leis žaisti, turėsim daug progų. Gerai, kad Rokas viską nufilmavo. Viską. Visą jų nešvarę taktiką. Jis šaunuolis, tikrai šaunuolis. Jei ne jis nieko negalėtume pakeisti, ar ne? Taip. Ko norite, litukai, į kaulus gauk? Aš tau seniai noriu užvažiuoti. Tiek to, Ensai. Suvelsim jiems plaukus ir puls į ašaras. Tu aš tave suvelsiu. Ką suvelsiu, ko nori? Gana, vaikinukai, gana. Vaikinai, kol nesužinojom, ką nusprendė, geriau nieko nedarykim, neprisišaukim bėdos. Ką darai, kodėl ją mušė? Užsidirbsi. Liaukitės, galiu pati apsigint. Užuot pešėsi kaip mergaitės, geriau susikaukit kaip tikri vyrai. Tai bent šita boba nekvaila. Nelės manęs. Kam pirmam trenkt? Kalbu ne apie muštynės. Kalbu apie žaidimą. Gal tu apykurtė, mažutė, o gal tau šiaip galvoje negerai? Dar nesupratai, kad jūs pašalinti iš varžybų? Siūlau pažaisti be teisėjų, be komisijos ir be trenerių. Pažiūrėsim, kurie iš tiesų geriausi. Atvažiavau kaip galėdama greičiau. Labas. Pablui kas nors atsitiko? Su Pablu visada vieni nemalonumai. Sveikas, Javierai. Labas. Šį kartą išvažiavo į stadioną su mokytoju ir bendraklasis, niekam nieko nesakęs. Be leidimo. Kai grįž, jam nuo manęs klius. Javierai, paaiškink, kas vakar atsitiko? Kodėl jis tave paliko vieną? Ne, neprašyk, nenoriu jūsų pykdyti. Nenoriu, kad dėl manęs nesutartumėt. Jei jis nusipelnė bausmės, nedvejodamas nubausiu, patikėk. Ne, šauns vaikinas, man jis labai patinka, nieko rimto, nebarkiu. Jis paliko tave vieną, juk tarėmės, kad tau čia negalima likti vienam. Aš pats kaltas, atsiprašau. Nepastebėjau, kada jie išėjo. Aš irgi išėjau, pasiklydau, aš kaltas, Serhijau. Tu per daug geras. Javieras teisus. Nebarkim jų dėl vaikiškų nesusipratimų. Man labiausiai nepatiko tai, kad grįžai namo su ta Marisa. Kodėl, mama? Ta mergaitė man nepatinka. Ji negražiai kalba. O dar jos plaukai siaubas. Tiesą sakant, tavo mama teisė. Spirito turi tik vieną gerą bruožą, jį tvirta ir stipri, daugiau nieko. Tu ją gerai pažįsti? Taip, dėja, aš pažįstu visai neblogai, nes kažkada draugavo su Pablu. Novia de Pablo. Atsiprašau, einu į barą jogurto nusipirkti. Y me tomo un yogur. Así que estoy ahí.